aš važiuoju kaip ūkininkas iš laukų, derlių apžiūrėjęs, ir matosi čia pas mane salone irgi žolių pilna, nuotaikos geras kaip visada, 10 valanda ir mes tęsime savo tikslą į kalnus, pas meškas. Na ir gal šitoj valstybėje surasim pagaliau kokį ežerą, kur būtų galima įkišt galvą atsišaldyt. Tai grįžtu ant kelio bendrakeleiviai ir pats pirmas dalykas, ką norėsiu padaryti, tai aš jums parodysiu balkaniškus pusryčius. Nu, nes mes esam Balkanuose. Jeigu nežinojot, Rumunija yra Balkanai. Važiuodamas pro Rumuniją gali pamatyti tą tikrą rumunų čigonų pasaulį, ar kaip pavadinti, parodysiu. How are you? Ești român? No, Lithuania. Lithuania. 5 euro, nu dai 5 euro. Money. Money? Va čia yra tikroji Rumunija, pažiūrėkit. Hey! Hey! Bonjour. Čia nėra labai geras dalykas įvažiuoti, bet nu, aš privalau, jeigu esu Rumunijai. Tai labai patiko visos tos trobos. Aš labai tikiuosi, kad aš turėsiu pro aplinkui išvažiuoti pro čia kažkur. Nu, va, tai yra visas spalvos, tikrusios spalvos, pavadinkim taip, kaip atrodo. Čigonai iš Rumunijos. Sakyt, čigonai, nu, man atrodo, tai nėra kažkoks įžeidimas, tai tiesiog žmonių grupė. Bet vat būtent važiavau ir pro Rumuniją gali nuvažiuoti, nu, tą gryną tokią čigonų gyvenimo dalį, trobos tokios apgriuvusios ir iš karto pamatė maišelį, čia pas mane sudėtos šiukšlės, tai duok maisto, duok pinigų. Nu, kai jie prie skurdo ribos, tai jo, ir gramą iššovė. Tie du vyrukai, su kuriais pasisveikinau, ranką padaviau, gramą iššovė jie. Nuo pat ryto jau kvapelis jaučiasi. Atvažiavau į miestelį Sibiu. Ir čia kažkoks šalia turgus yra. Einu, paieškosiu pusryčių. Nežinau, ar čia bus balkaniški pusryčiai, bet kad rumuniški, tai tikrai. Hai, bro, gură de cafea. Čia kaip vadina juos, už 3 pyragaičius sumokėjau virš 5 eurų. Nu kam, rumuniškas turgus gero. Baklažanai kokie dideli. Că tau ce mâine. Am face niciodată. Pasidomėjau, tas pyragaitis čia rumunų, rumunai mėgsta ir Moldovai galima rast. Tai čia toks vietinis irgi maistas, paragausim. Nu, čia bus pusryčiai pietus, kiek aš šitų pyragaičių turiu. Ir dėkoju bendrakeleiviam, kurie prisideda prie kelionės ir kad vairuotojas irgi neišalktų, tai dėkoju Mincijai už bandelę. Ir dėkoju Dainiausia už pietus. Nu, čia pusryčiai pietus, tai čia pilnas komplektas bus. Tai ačiū labai, kurie prisideda ir skanaus. Irgi pasimkit, kaip visada, užvalgom, pavalgom kartu, nes nuvažiuosim į kalnus. Tai. Labai tikiuosi, kad čia nusipirkau jogurtų, nes Balkanuose populiaru yra geriamas jogurtas, sūrus.
Tai, nu, pasirodė, kad čia gali būti aš. Pataikiau. Tai yra tas. Dažniausiai valgo Balkanuose su bureku, bet čia yra labai kažkas panašaus. Kol kas tai labai geras komplektukas. Toks balkaniškas, rumuniška versija. Aš galvojau, kad šitas mašinas jau išnyko, o dabar kur pravažiuoja. Ten, kur tas priekis labai keistas. Nežinau, kaip tas modelis dabar vadinasi. Labai daug žiedų Rumunijai. Bet žinot, ko dar daug? B5 Passat'ų. Oi, va tie tai čia labai populiarūs. Tiek Volkswagen T4 nėra, kiek B5 Passat'ų. Važiuok, nuo tokio posūkio neišsuki su 5 Golfu. Važiuok. Na taigi važiuok, ko tu? Apie gyvenimą mastai važiuodamas. Taigi važiuok, nėra tų automobilių, nu kas darosi? Pirmas pipsikas ant kamerų. Kas darosi? Nei posūkio nerodo, nu toks ir vairuotojas. Na, vairuojant pasimato tikrasis aš. Tai jeigu susipažįstat su žmogum, neikite į restorano pasimatymą, bet, sakykit, važiuojam pasivažinėt. Klauso kam? Nu, tiesiog važiuojam pasivažinėt po sankryžas. Pažiūrėsim, ar egzaminą išlaikysi. Pažiūrėkit, koks vaizdelis. Žiūrėkit, išgąsdinsi žmogų. Boo! No, be careful. No, I'm joking. Take a picture. Žmogus iš tikro nenukrito. Nebeakausi gal šitaip. Būsi šaunuolis. Maksimum atidavinėja. Nu, dar kilt. Daug reikalų va ten. Trrr. Važiuojam. Iš ten, antrų bėgių, čia trečią įjungiu, čia antrą vėl, trečią pabandžiau įsibėgėti, antrą bėgį, nu ir atsiradau čia. Man pagal navigaciją rodo, kad 30 km dar. Nu, tą tašką nusistatęs esu. Tai ten, man atrodo, ne pabaigai, ten gal centras bus. Tai va taip į kalnus ir kažkuriuo momentu pradėsim leistis. Tai grynas oras. Tokią slogą kaip ir turiu. Tai dabar viską kiaurai toks oras.
labai kvailai atrodytų, jeigu čia dar pradėčiau vienas maudytis. Man tai jokio skirtumo, bet čia bus tas kalnų ledinis vanduo. Nu va, čia toks trumpas sustojimas. Galvoju pasitikrint, ar yra Rumunijai ežerų, ar nėra. Pasirodo yra. Patvirtinta. Galim važiuoti toliau. Apie kelią šiek tiek papasakosiu. Nežinau, dabar čia sustojom. Kamštis didžiulis, ko ir bijojau. Tai jau žinom, kad pati kelio atkarpa maršrutas buvo pripažintas pasauliniu mastu. Aukštos pavaros Top Gear laidos, kad tai vienas geriausių kelių pasaulyje vairavimui. Bet įdomus faktas apie atsiradimą patį kelią, kad statytas kariniais tikslais, Rumunijos diktatorius ruošiasi, sakykim taip, sovietų invazijai, Sovietų sąjungos ir pastatė kelią kariniais tikslais, kad būtų greitesnis judėjimas, jeigu jau vyktų karas. Tai va tokia įdomi atsiradimo istorija. O čia dabar tas kamštis, nežinau, tikėtina liūdni reikalai. Aš čia beveik pusiaukelę privažiuosiu ir pradėjau galvoti apie meškas. Kur meškos? Nesimato dar kol kas. Kol kas labai protingi žmonės, kurie yra sustoję, nes neduoda maisto. Jokiais būdais negalima laukinių gyvūnui duoti. Aš tikiu, kad tos meškos prie kelio jos jau ir tikisi, yra išlepintos. Gal ne visos, bet jokiais būdais negalima duoti. Nejuokaukit. Tai Rumunija populiari su meškomis, nes jų čia daugiausiai, pasitikrinau statistiką, 6000. Rudųjų lokių, gal reiktų sakyti, o ne meškų. Lokys, meška, bet jo, rudųjų lokių. Kiek pavojinga žmogui, tai jos draugiškos, ta prasme, nepuls žmogaus šiaip savo, taip pasakykim, bet dalykas yra toks, kad jos jau, tokios pasidariusios, ne visas, čia irgi pažiūrėjus į tą lokį, nepasakysi, kad jis čia puls tave, ne, bet, prie kelio jos tą žmogų kaip ir žino ir jeigu, nežinau, maisto tikisi, kad duos, ar žiūri į patį žmogų kaip į maistą, tai tada yra rizikos. Tai čia jau kažkuriuo atveju nebesigauna, kad tas lokys yra laukinis, taip pasakykim. Nes yra žmonių, kur duoda. Tai jokiais būdais neduokit. Jeigu turit minčių, neduokit jokio maisto, nieko. Pamojuokit, nuotrauką padarykit, bučkį nusiųskit ir atsisveikinkit. Ar jūs pavešt? Sakykit. Į kurią pusę? Į tą? Aš į šitą važiuoju. Iki? Žiūrėk, neprivalgyk daug turistų, gerai? Bučkis, iki. Gavau pranešimą, kad buvo pastebėta meška, bet gavau per vėlai. Aš su ta meška jau atsisveikinu, bučkį nusinčiau. Tai tiek iš to pranešimo jau. Aš jau pusiaukelę pravažiavau, kas yra, man atrodo, 40 ar 50 km, 45, sakykim, nes viso kelio atkarpos ilgis 90 km yra. Ir gaunu pranešimus apie meškas. Tai dar tikėtina kelyje pamatysiu. O man atrodo, čia matau žmonių sustoja. Ir tau bučkį duosiu. Bučkis.
laikykis irgi neprivalgyk daug turistų. Nežinau, man labai gražus gyvūnas rudasis lokys. Aš net nesupykčiau, jeigu ir mane suvalgytų. Nu taip gražiai žiūri. Prisibijo, mato, irgi to dėmesio gauna, bet dar su jaunikliu. Nu, kaip sekas? Kaip tau čia gyvenasi? Galvoja, šitas nieko neduos, ką iš čia? Einu. Pasižiūri jie į tuos pravažiuojančius. Galvoja, valgyt tave? Nevalgyt? Ai, neatrodai skanus. Kažką gal kito. Nu jau matosi jau išrankios ir išrankus lokiai, kad jau bet ko nevalgo, tai pasižiūri, ką čia pas tave vieni kaulai. Palauksiu sotesnės mėsytės. Pakeliui, va tokia užtvanka čia, gaunasi į kitą pusę. Nueisiu, parodysiu. Ta užtvanka, nu žinot, kaip užtvanka. Nu, nėra čia ta vieta tokia beprasmiška, nes tiekia elektrą, hidroelektrinė čia visai Rumunijai. Tai žinot. Nu, bet bendrai, užtvanka kaip užtvanka, sutikim su tuo. Aš dabaiginėju tą maršrutą, nes nedaug ir liko ir galvoju, kad ką čia dasibaigsiu. Nors man atrodo, kad jis kaip ir jau baigėsi, nes miesteliai dabar tokie, važiuosiu dar pro miestelius. Ta įdomesnė dalis ir gražiausia, sakyčiau, pradžia irgi, kai važinėjai, ties viduriu irgi dar tokie vaizdai. Ir po to, nu, vat, pro miškus, kur lokiai, tokie dideli miškai. Ir viskas. Ir tada nusileidi ir vat, atrodo dabar jau viskas. Tai kaip galiu vertint? Nu, įdomu iš tikrųjų. Su busiku dar atrodo tos posūkius ten imt irgi tokia pramoga. Bet reikia pripažinti, kad, nu, čia reikia pavydėti motociklo vairuotojams. Nes, nu, čia smagu būtų posūkius paiminėti. Tai kas važiavo, tikiu, galit pasidalinti savo įspūdžiais, nes buvo tų vietų, kur atrodo, nu, su motociklu važiuotum čia. Bet tikrai ir automobiliu, jeigu planuojat važiuoti, pravažiuosit, įspūdį paliks. Nes kas ir važiavo automobiliu irgi puikiai gali pritart man, kad važiuokit. Tikrai įdomu ir, nu, tokių vietų nesulyginsi. Jeigu ir buvo įvertintas šis kelias, kad tai yra geriausias, tai tebūnie jis ir būna geriausias. Į Vansėją. Čia pagal viską oficialiai baigėsi kelio maršrutas. Tai dabar nežinau, bandysiu gal kokią vietą susirast, kur staptelt. Ir pasimatysim kažkur. Kad pasimatysim, tai tikrai. Važiavau, planavausi, sustosiu, pavalgysiu, kaip žmogus. Pyragaičių turėjau nusipirkęs. Tai reikėjo sustot. Tik vieno dalyko – sustot. Nu, gavosi kaip gavosi, prisipažinsiu vieną pyragaitę, čia kur vietos dar nakvynį ieškojaus, tai šunkeliais suvalgiau lėtai važiuodamas, o čia dabar liko su sūriu. Tai tas su obuoliais skanus buvo, o su sūriu, tuoj pasakysiu, kad yra atšalęs skanu, bet šiltas, bet kaip tik nusipirkau, būtų buvęs dar skanesnis. Bet bendrai, pyragaičiai, blynai, čia nežinau kaip pavadinsi, skanus. Pavalgai, užkandyčiau, nežinau, čia netinka žodis užkandyti, tikrai pavalgai. Tai ką, viskas? Skanių pusryčių, pietų, vakarienės, nežinau, kada bendrakeleiviai jūs dabar su manim bendraujat kuriuo metu,
Tai skanaus. Pakeliau ežeras, kaip gerai atgaivino, dabar dar 9, tai šaltesnis vanduo ir net nežinau, važiuoti tą Bukareštą, nevažiuoti. Žinant, kaip su tam sostinėm būna, pilnas miestas bus triukšmas, nu, dar laiko tikrai yra man čia porą valandų, tai eisiu papusryčiaut. Pusryčiai labai paprasti, humusas su pesto padažu, bandelė. Nu ir vat, toks vaizdas. Tokia situacija su kamera, liūdnoka, nes sudužiau ekranus, tai nematau nei ką filmuoju. Kai filmuoju, apsauginis dėklas yra toks, tai nelabai mane apsaugos daugiau tikėtina. Ir dėl garantinio tai irgi ten reikalai yra, kad turi siūst kamerą, įvertint ten tą žalą, atsiųstau neva naują, tai be kameros būčiau tikėtina iki savaitės, gal ir ilgiau, turiu laukt, neturiu adreso, kur atsiųst. Tai va tokie niuansai, kai keliauji, negali išsispręsti tokių problemų. Ir, nu, faktas norėtųsi, yra Bulgarijos sostiniai autorizuota parduotuvė, bet visiškai nepakeliui gaunasi. Ir klausimas, ar ten man įspręstų problemą. O kamerą filmuoji, kaip matot, bet irgi vat, buvo kadrų, kur praradau, pastrigo, tai, nu, nebėra tas funkcionalumas, koks jis buvo. Bet, nu, rizikuosiu su to, kad kol filmuoja, tol gerai. O jeigu nebefilmuos, nu, tai tada, nu, gal pakeliu ir rasiu sprendimų. Kadangi šiandien man kaip ir savaitgalis yra, o jūs klausit apie Volkswagen T4 busiką, kad kaip jis čia atrodo, kiek darbo įdėta, tai tikrai taip, viskas daryta nuo A iki Z. Ir pabandysiu tiesiog labai greitai parodyti, nu, nes tai buvo daugiau kaip metų projektas, apie metus. Tai įsivaizduojat, kad daug čia visko buvo padaryta. Tai Volkswagen T4 multivano komplektacija, kaip jau pasakojau, turim lovą, pirkau čiužinį 8 cm aukščio, labai gražu, vat, su mašinytėm mano pagalvė. Ir kaip žinom, T4 juodų nebūna, tai aš kažkaip esu mėgėjęs juodos spalvos, tai viską juodinau, nudažytos visos plasmasės, apdailos juodai. Turim Alcantara lubas juodas, irgi padarytas. Aišku, dar yra smulkmenų, kur reiktų pilnai sujuodinti, bet visas salonas buvo pilnai juodintas. Turim taip pat kiliminę dangą juodą kelių centimetrų, kad irgi, jeigu ir būtų koks skystis įsilietų, atspari drėgmei. Taip pat ir medinė plokštė, kuri eina irgi lyginant paviršiui aptraukta juodų kilimų. Tai čia buvo irgi viskas juodinta, laipteliai, viskas kaip priklausė, kad būtų juoda spalva. Priekis taip pat visi plastikai sujuodinti, apsiūta natūralia oda. Priekinė panelė palikta pilka, nes nebuvo išimta ir nežinau, gal ateityje bus ir galima irgi sujuodinti, bet tai nekeičia kažkokio, nedaro didelio efekto vaizdui, nes turim daug juodų elementų pačioj paneliai. Taip pat sėdynės, apsiūtos natūralia oda su ventiliuojama medžiaga, kad nebūtų tiek karšta. Pati komplektacija irgi nėra visai tuščia, turim klimatroniką, veikiantis kondicionierius, šildomos sėdynės, 2 Webastos, vieną jau išėmiau remonto jėgoje, nes tiesiog remontas lygų nauja Webasta, ateityje gal įsidėsiu, kalbu apie salono, o kita Webasta yra varikliui, kuri pašildo greičiau variklį, kad viskas greičiau irgi užšiltų. Ir, nu, čia tikrai yra tų privalumų ir krūsio kontrolė, kad nereikėtų laikyti kojas ant gazo. O bendrai busikas buvo ruoštas irgi eigoje net neorientuotas į kelionę, tai tiesiog buvo mano asmeninis projektas, kad vat, noriu turėti kažkokį nuotykių busiką ir eigoje irgi pritaikiau, kad nu, važiuosiu, reikia padaryti, kad jis būtų atsparus tiems nuotykiams, kad išlaikytų tą tokį atsparumą. Tai turim tokį kėbulą, tai pilnai busikas pūstas Raptor danga, vėlgi čia kiek žmonių, tiek nuomonių, man kol kas Raptor danga patinka, nes yra atspari įbrėžimams, nuplauni ir viskas vėl gražu kaip nauja atrodo. Ir viskas gražiai pilnai persiputė. Tada turim padangas ir skardas, plieninius ratlankius. Tai toks pasirinkimas, kad vis tiek važiuoju į nuotykius, ką man tų geresnių ratų, gražią spalvą pavyko nusidažyti. Ir naujas Falken All Terrain Wild padangos, kurios tiek
asfaltui tinka, tiek nuvažiuoti va į tokius bekelės ir pakankamai man patinka, kaip ant kelio važiuoja, stovi. Nėra, kad kažkokio diskomforto jausčiau, ar būtų labai didelės kuro sąnaudos. Apie bagažinę šiek tiek jau kalbėjau, tai dar kartą konkrečiau. Antifrizas dasipilimui, tepalus 1040 pilų ir vairo stiprintuvas skystis, stabdžių skystis, vaistinėlė, gesintuvai, hidraulinis pakėlėjas, kad būtų paprasčiau pasikelt, pasikeist ratą, jeigu reikėtų, užkūrimo laidai, virvė, VD40 pasipūst, atsarginę padangą. Nu, toks labai standartinis paketas automobiliui, mašinai, busikui, čia nesvarbu ir man atrodo, tai yra tiesiog praktiška turėti tokius dalykus. Kuro filtras, tepalo filtras, jeigu irgi reikėtų keisti tepalus ir nebūtų galimybės gauti šiuo metu tokius dalykus. Apie tepalą nesuku galvos, čia 1040 gauti, man atrodo, tikrai problemų nebus. Važiuoklė pilnai žiūrėta, tvarkyta, kur ką reikėjo patvarkinėti. Stabdžių sistema pilnai irgi peržiūrėta, sutvarkyta. Tai, praktiškai tokie techniniai dalykai, kurie, tikrai kelioniai, kad nekeltų problemų, bet bendrai, kaip ir minėjau, čia nebuvo orientuota į kelionę, bendrai buvo, kad duot antrą gyvenimą šitam busikui ir sutvarkyti pilnai, kad tu tiesiog važiuotum ir nesuktum galvos, kad tau reikia nuolat tvarkyti. Eigoje ir pagrindinis diržas buvo keistas, prieš kelionę pakeisti tepalai, kuro filtras, ir stabdžiai sutvarkyti, nes buvo irgi nuotekių visokiausių, reikėjo pasikeisti detalės. Vis tiek nuo senatvės tai yra transportas, kuris genda ir reikia pasikeisti tokias dalis, nes kalbam apie busiką, kuriam greitų metu bus 30 metų, nes tai yra Volkswagenas T4, 2,5 variklis, 75 kW, 97 metų. Ir vis tiek su amžium tenka tokius dalykus tvarkyti, kurie atsiranda, bet bendrai tikrai pritariu ir mano pasirinkimas buvo toks, kad, taip, tu pasitvarkysi, tas problemos išlis arba jų nebus, bet tai yra patikimas busikas ir nežinau, ar vokiečiai kažką geresnio buvo sukūrę, vėlgi čia mano asmeninė nuomonė, bet tai yra jau legenda, nemirštanti legenda ir dar labai tikiuosi, kad ilgai važiuos, nes mano keliai su šito busiku tikrai ilgai neišsiskirs, nes savaime suprantama, projektas buvo didelis, nekalba jau apie finansus ir laiko atžvilgių ir kiek meilės buvo duota. Ir, savame suprantama, kad tokių dalykų neskaičiuosi, nes, tu jau vis tiek nusprendė, darau projektą, o žiūrėt atgal, kiek visko buvo išleista, tai nežinau. Ir tuo pačiu, speciali padėka irgi profesoriui, docentui, vyrdaktorui, Arvidui, nes irgi skiria daug dėmesio, meilės ir padėjo visais klausimais pastatyti ant kojų šį busiką, nes ir jau nekalbu, ir buvo virinimo, ir dugnas, ir kiti reikalai, ir sparnai, ir taip toliau, ir slenkščiai, čia tokie techniniai dalykai, tai darbo irgi buvo nemažai ir padaryta, man atrodo, tikrai gerai. Pamatysim. Gal nesubirės važiuojant, nepradės skylės atsiradinėti. Pamatysim, linkėjimai. Tai tiek trumpai apie busiką. Nes vis tiek, šiuo metu keliaujam ir tikrai tikiu, kad atsiranda klausimų, tai bent jau kažkiek papasakojau, nes į pačią kelionę, kaip ir minėjau, nebuvo orientuota į kelionę, tiesiog buvo tvarkoma, kas tuo metu genda ir ką reikia tvarkyti. Ir dabar išlėkiau į kelionę, tai irgi pasidariau tuos, kaip ir jau pasakojau, tos techninius dalykus, o bendrai esu kažkiek uždokumentavęs tą savo projektą, tokį kaip ir asmeninį pasakojimą, tai jeigu bus įdomu, man atrodo, ateityje galima tikrai padaryti kokią vieną ar kelių dalių, kaip tapo būtent, ką jūs šiai dienai matot, busikas ir iš ko, kaip viskas atrodė ir kas buvo daroma, tai jeigu galvojat, kad tai gera mintis ir norit pamatyti, tai parašykit, sakykit, įdomu, pasižiūrim, kas čia buvo anksčiau.